Sveiki, noriu pristatyti gyvenamąjį namą Sėkmės gatvėje, Didžiuose Gulbinuose, Vilniuje. Namas tinka didžiuliai šeimai, kadangi turi 3 miegamuosius kambarius, turi atskirą darbo kambarį, kurį galima padaryti į 4 miegamąjį. Einame, pasižiūrėsime namą. Matome namo įėjimo duris. Šitoje vietoje turi būti didžiulė spinta susidėti visiems daiktams. Tada po kairę mes turime katilinę / drabužinę skalbimo kambarį ir po dešinę mes turime garažą. O einam pasižiūrėsim, kas dar yra pirmame aukšte. Pirmame aukšte mes turime darbo kambarį arba miegamąjį, priklausomai nuo to, kaip jūs jį įsirengsite. Ateinam pasižiūrėti. Jis yra nedidelis, tačiau tikrai telpa stalas, viengulė lova, galima įdėti ir kažkokią tai spintą. Šito kambario savininkas turėtų mėgti šviesą, todėl kad tai yra rytinė namo pusė. Einame pasižiūrėsime sanmazgą. Pirmame aukšte turime sanmazgą, kuris skirtas svečiams arba šeimos nariams. Sanmazge yra ir WC ir dušo kabina, jeigu paimti apsiprausti. Esame svetainėje, iš kurios sveikinamės video pradžioje. Čianais jūsų šeima valgys, leis laiką ir bendraus su draugais, tarpusavyje ir kaimynais. Šitoje pusėje turime viską sutvarkytą, paruoštą namų kino sistemai, reikia tik viską pasijungti. Turime keletą išvedžiotų laidų, kurie yra dar nepaimti. Tai yra asmeniniai tokie dalykai, kuriuos jau reikės išsirinkti jums patiems. Tai kažkokie tai šviestuvai arba įmantresni namų dizaino. Turime net 2 išėjimus, vienas didesnis, kitas mažesnis į terasą. Terasa pas mus yra trinkelės, lengvesnė priežiūra, nereikia alyvuoti, lakuoti ar kitaip prisižiūrėti. Ir turime didžiulį sklypą, kur gale galima pasidaryti nedidelį darželį ar užsiauginti kažkokias kelias uogas savo šeimai ir ateinančiams svečiams. Tai yra turbūt aukščiausia erdvė name, kur laiptai kyla į 2. aukštą. Pasižiūrėkime, kokio dydžio lubos, turbūt siekia gal 7-8 metrus. Esame 2. aukšte, einame pasižiūrėti tėvų miegamąjį. Tėvų miegamasis yra erdviausias miegamasis iš visų. Turime išvedžiotas elektros instaliacijas bra lempoms, taip pat kondicionieriui visą sistemą. Kitoje pusėje buvo numatyta, kad jeigu norės šeima pasikabins televizorių ar kažkokį tai projektorių. Langai iš tėvų kambario eina į šiaurinę pusę, todėl nėra tiek daug intensyvios saulės, bet vaizdas turbūt pats gražiausias, todėl kad matome daug žalumos. Vienas iš pagrindinių pliusų šiame kambaryje yra didžiulė įeinama drabužinė. Šioje drabužinėje tikrai susirasite vietos pasidėti visiems daiktams. Galima daryti dešinėje ir kairėje pusėje kabinamas arba dėliojamas lentynas, arba galima daryti labai gilias iš vienos pusės. Ir kadangi lubų aukštis yra apie 3 metrus, tai tilps tikrai labai daug daiktų. Einame, pasižiūrėsime kitus miegamuosius kambarius. Pietinėje namo dalyje yra miegamasis kambarys, kuris yra kiek ilgesnis, stačiakampio formos, tačiau labai jaukus. Iš karto yra padaryta mėlyna fanė siena, kuri dera prie mano megztinio, ir langas į terasos pusę. Šiame kambaryje bus daugiausia saulės, kadangi tai yra pietinė pusė. Einame, pasižiūrėsime kitą vaiko kambarį. Rytinė namo dalis, beveik kvadrato formos miegamasis kambarys, vėlgi viskas numatyta. Lova bus šitoj pusėje, kadangi turime bra lempai numatytą laidyną, šitoj pusėje galės kabėti televizorius, stalas greičiausiai bus prie lango. Labiausiai man patinkanti namo detalė tai yra 2. aukšte ir labai
tinkamai išnaudotas koridorius, kuris yra įrėmintas tokiais elementais ir čia yra išvedžiota iš karto ir elektra. Šiuose vietose galėsite pasikabinti savo šeimos nuotraukas, savo asmeniškai patinkančius dalykus, todėl kad jūs juos matysite tik jūs. Svečiai nedažnai eina į antrą aukštą į miegamuosius. Ir šis ilgas koridorius įsiprasmina kaip šeimos židinys. Esame antro aukšto sanmazge, kuriuo naudosis visa šeima. Sanmazgas nėra pilnai įrengtas, trūksta kriauklių, bidė ir tualetų. Nenorime įstatyti pigios buitinės technikos, kadangi jinai netiks šiam namui. O kas yra numatyta? Šitoje vietoje yra numatyta bidė, šioje vietoje pakabinamas tualetas, o priešais kitoje pusėje yra numatyta dvigubai kriaukliai vieta su, žinoma, veidrodžiu. Šiame sanmazge jūs netalpinsite skalbimo mašinos, kadangi skalbimo mašina jūsų liks pirmame aukšte skalbimo kambaryje. Todėl šios patalpos jums tikrai pilnai užteks visiems higieniniams ir kitiems reikaliukams susidėti. Einame pasižiūrėsime vyrams rūpimus dalykus. Techninę dalį, tai yra garažą ir mažąją katilinę. Esame pirmo aukšto tokiam pusiniam kambarį, tai yra skalbimo kambarys ir pusinė katilinė. Kodėl pusinė katilinė? Šiame kambaryje mes turime rekuperatoriaus sistemą, kuri yra būtent šioje dalyje. Ir čionais yra numatyta vieta skalbimo mašinai, yra išvestas vanduo ir nuotekos. Taip pat turime išvestą dalį nedideliai kriaukliai, jeigu reikėtų nusiplauti rankas, tiesiog iš karto įėjus į namą. Šis kambarys nėra jau toks mažas. Tikrai galima pasikabinti papildomas lentynas ir susidėti visus daiktus, kurie yra reikalingi skalbimui arba kažkokiai tai priežiūrai, namų siurbliai ir taip toliau. Viskas tilps čia. O dabar noriu pakviesti į garažą. Garažas yra apie 21 kvadratinio metro ploto. Telpa mašina, jeigu norite paimti ir ją laikyti žiemos metu šiltai ir, žinoma, saugiai. Tačiau šiais laikais garaže laikomi kiti dalykai. Tai mes turime pavyzdį. Žoliapjovė, visi lauko priežiūros daiktai, kopečios ir šildymo katilas yra pastatytas garaže tam, kad būtų sutaupyta vietos pačiame name. Ir kitas dalykas, buitinis katilas nesigirdi, nes jisai vis tiek skleidžia minimalius garsus. Garažas turi automatinius vartus, į jo duris galima atsidaryti su pultu. Tad jeigu ieškote namo savo ir savo šeimai, siūlau atvykti ir apsižiūrėti šį nuostabų namą. Apsižiūrėsite išorę atvykę į vietą. Iki pasimatymo apžiūroje.